Labadiena, sveikinamės su visais iš Kauno sporto mokyklos Startas arenos. Čia netrukus prasidės atkrintamųjų varžybų ketvirtfinalio pirmosios rungtynės, kaip užsiminė radviliškiečiai. Ir čia dabar jau Kauno žalgiriečiai perėmė iniciatyvą. Mantas Martišovas dar kartelį jisai priėmė. Sužaidė po 3 rungtynės futsal A lygoje. Čia pirmasis įvartis ir sveikiname 12 numerį Evertoną. Evertonas Florencio da Silva. Kągi, neįmušė tu, įmušė tau. Šį sezoną 2 kartus komandos buvo šiek tiek intrigos. Žalgiris puikiai startavo, pirmavo 3-0. Žaidimą sumažino atsilikimą iki minimumo 2-3. O kad jis gali jungtis, abejonių dėl to nėra. Beje, rungtynėse su Vilnius futsal komanda Žordanas pelnė ir įvartį. O dabar jam reikia traukti kamuolį iš savo vartų tinklo. Titas Barevičius baudžia Kauno žalgiriečius. Surizikavo, pabandė pažaisti per stulpą Kauno žalgirį. Dar vienas smūgis. Dar kartelė vartų, bent jau vienoje pusėje. Čia Adamonio baudos aikštelės prieigose. Ir kiek nedaug trūko, kad jų... Dar vienas čia lieka klaustukas. Na, dar kartelį Voskunovičius iš dešinės ir vėl pavyksta pervesti kamuolį į dešinę. Dar vienas smūgis iš distancijos, na, iš visų jėgų. Na, lyg tai subirėjo. Radviliškio gynyba ištampė Kauno žalgiriečiai varžovus. Tas pasiaukojantis Tito Barevičiaus puldinėjimas iš vieno šono į kitą. Danielis De Roza, Evertonas ir Žordanas. De Roza! Ir čia jau Aurimas Adamonis. Ne kartą šis rungtynėse gelbėjęs savo komandą, nebesužiba. Na taip, jiems dabar skubėti su smūgiu nėra prasmės. Žordanas, jo bandymas. Po pirmojo Evertono įvarčio lygiosios 1-1. Randa laiko pajokauti, sako, už tokį papildomą darbą reikėtų... Benas prabėga. Justinas čia pramušti Aurimo Adamonio. Ir dabar Benas taip pat. Vėl Evertonas iš kairės. Adamonio dar kliuvo į koją. Ir 2 pergalių, bent jau ketvirtfinalyje. Toks darbas, o čia Evertonas ir jo smūgis Ernestas Macė. Bondarenko, jo smūgis Adamonio. Dabar jau. Ir į savus vartus Albertas Voskunovičius. Labai nesėkmingas epizodas, bet puikiai padirbėjo gynyboje, perimdami kamuolį Radviliškio futbolininkai. Ir Zagurskas, jo smūgis, nieko nelaimėsi. Ir Kauno žalgiriečiai. Ir viskas, 4-2. Viskas turi meni tai, kad vieno įvarčio pranašumo jau nebeturi. Kauniečiai turi 2 įvarčių pranašumą. Evertonas prieš Nebilevičių, į dešinę, dar į dešinę ir čia jau jokių šansų. Jokių šansų Aurimui Adamoniui. Meistriškai paguldė ant parketo Evertonas ir Domantą Nebilevičių. Bet ir vėl Evertonas patikojo, kiek užsižiopsojęs į varžovą. Zagurskas, bravo Justinui Zagurskui. Meistriškas atakos užbaigimas ir 6-2. Pirmauja Kauno žalgiris. Žordanas, Zagurskas, jau matytas išsidėstymas. Albertas Voskunovičius. Tai taip, nusprendė, kad pakaks rident kamuolį. Vienas lietimas pasitaisimui, antras smūgiui į vartus. Supratau visų vingrybių, pažiūrėsime, kas čia pasikeis. O pasikeisti gali tik tai, kad kamuolys atsiduria Kauno žalgirio vartuose. Štai taip, kad ir ką buvo sumanę per tą žaidžiančiuoju futbolininku. Evertonas, jo smūgis. Ir būdamas aikštėje Mantas Martišovas nepadarytų. Arvaldas Augustinaitis grūmėsi ir ne iki galo, o iki galo sužaidžia būtent kauniečiai. Danielis De Roza ir Albertas Voskunovičius. Dar vienas jo įvartis.
užbaigti atakos smūgių nepavyko, dar lieka kelios 10 sekundžių, dar skuba į priekį Kauno žalgiriečiai, Voskunovičius ir čia visiškai subirėjusi Radviliškio ekipos gynyba. Dabar jau Voskunovičius asistuoja komandos draugui, Evertonas, man regis, jis fiksuoja hat-triką. Galim pasveikinti Kauno žalgirį su pirmąją pergalę, atkrintamųjų varžybų startas nelengvas, bet sėkmingas, 9-3 iškovota pergalė prieš Radviliškį. Ernestai, iš pažiūros atrodo rezultatas įtikinamas, 9-3, Kauno žalgiris laimėjo pirmąjį ketvirtfinalio mačą. Pačiam pirmam kėlinį teko stebėti iš šalies rungtynes, antrame ir sudalyvauti. Ar viskas taip lengva kaip rezultatas? Manau, tikrai rezultatas neatspindi rungtynių. Įvarčius didžiąją dalį sumušom rungtynių pabaigoje, tai varžovai tikrai gerai kovėsi nuo pat pradžių, ypač ir pirmam kėlinį. Ir pirmą pusę labai gerai žaidė, tai nebuvo lengvas rungtynės man. Ar kažko panašaus tikėjotės, ar visgi galvojate, kad bus paprasčiau? Tikrai tikėjomės, kad varžovai duos kovą. Čia play-offai, visi nori eiti toliau, duoti gerą kovą žalgiriui, tai tikrai tikėjomės geros kovos. Kiek turi įtakos tas intensyvus grafikas varžybinis? Žinome, kad vasarį sužaistos 6 rungtynės, visai savaitgalį dar 2 rungtynės, prieš tai dar buvo mačas Vilniuje, gal ne pats sunkiausia, bet vis tiek tenka žaisti. Kokia dabar yra Kauno žalgirio fizinė, psichologinė, emocinė būsena? Psichologinė viskas tvarkoj, laimim kol kas viskas ir taurė laimėta, tai psichologiškai viskas gerai. Aišku, tas nuovargis jaučiasi, bet sezonas į pabaigą, tai nėra ko ilsėtis, kažko nusiminti, tai tik į priekį. Ernestai, pačiam čia kaip ir sugrįžimas toks gaunasi, taip, po traumos to praktikos daugiau. Kiek tos minutės padeda, kaip jautiesi aikštėje? Džiaugiuosi kiekvieną minutę, ačiū treneriui už pasitikėjimą, kad ir 2-3 minutės duotų, tai labai džiugu grįžti į aikštelę. Mindaugai, rezultatas tikrai labai nemalonus, bet tai, kas vyko aikštėje, tai, manau, Radviliškis nusipelnė pagirimų. Tik nežinau, kiek tie pagirimai jūs guodžia, kad 3-9 pralaimėta, nors kovą davė tikrai rimtą. Tai ta kova, kaip pasakyti, 9-3 viską pasako, kad kažkuriam momente jau sulūžom, kaip pavargom, sulūžom, kaip čia įvardinti. Aišku, ten pirmas kėlinys ganėtinai neblogas, ten pati pradžia, man atrodo, ten pirmas 3-4 momentus mes sukūrėm, ne varžovas, ir laikėmės, ir tą įvartį, sakykime, pirmam turbūt gavom ten tokį iš jauno mūsų žaidėjo tokios nedidelės klaidos, bet mokosi, eina į priekį pacanas, tai džiaugiamės to, o šitą turėjo, aišku, nemenkai tos įtakos mūsų kapitono iškritimas, ten kėlinio antroji pusė, pirmo kėlinio antroji pusė. Tai tos jėgelės dar mažiau iš čia pasidarė, vėliau ir nuovargis atėjo, aišku, gal ir varžovas truputėlį apsukas padidino, tas varžovas, nežinau, netenkina tas toks rezultatas tikrai, nes manau, kokius 3-4 įvarčius tikrai galėjom išvengti, tokie jau labai pigus buvo, kurių prašau komandos, kad duokim, tegul iškovoja, įžaidžia, o dabar gavosi toks visiškai treniruotas pobūdžio įvarčiai, kai kurie. Turėjot jau visai neseniai pasimatymą Radviliškyje su Kauno žalgiriu, ten taip pat, taip žargonų šnekant, davėt kovą, netgi šiek tiek ir pakutenot nervus čempionams. Ko tikitės iš atsakomųjų rungtynių? Kiek turėsit beje jėgų ir sveikų kūnų tom rungtynėm? Tai vat čia svarbiausias dalykas, sveikų kūnų kiek turėsim. Šiandien, sakykime, iš to dviejų pirmų penketukais mes dažniausiai žaidžiam, tai neturėjom 2-3, dabar nepasakysiu tiksliai žaidėjų, nežinau kaip su Kristupu bus, jeigu dar Kristupas iškris, tai ta užduotis tokia, kad duoti rimtą kovą, jinai pasunkėja, bet Radviliškiai eisim, paskutinės galimai rungtynės šio sezono, eisim, kovosim, o ten kaip gausis taip.